Jei svarstote, ar geriau rinktis Incogni ar Delete Me, kad apsaugotumėte savo asmeninę informaciją internete, esate tinkamoje vietoje. Šiame vaizdo įraše palyginsiu abi privatumo paslaugas ir padėsiu jums nuspręsti, kuri jums galėtų geriausiai tikti. Ir jei galvojate užsiregistruoti, žemiau aprašyme rasite nuorodas į specialius pasiūlymus. Pradėkime. Incogni ir Delete Me abu šalina jūsų asmeninę informaciją iš duomenų brokerių duomenų bazės, kurios parduoda arba dalijasi jūsų duomenimis su reklamuotojais, šlamšto siuntėjais ar net apgavikais. Incogni valdo tą patį įmonę, kuri yra už Surfshark VPN, todėl ji turi stiprią patirtį privatumo ir kibernetinio saugumo srityje. Ji automatiškai siunčia pašalinimo užklausas dešimtims duomenų brokerių ir nuolat juos stebi, kad įsitikintų, jog jūsų duomenys neatsiranda iš naujo. Delete Me veikia panašiai, tačiau taiko šiek tiek labiau rankinį metodą. Žmogaus privatumo ekspertai tvarko atsisakymo procesą už jūs ir siunčia išsamius ketvirtinius ataskaitas, kuriuose nurodyta, kurios svetainės pašalino jūsų duomenys. Taigi, nors abi paslaugos siekia to paties tikslo, Incogni labiau akcentuoja automatizaciją ir patogumą, o Delete Me pabrėžia personalizuotą, praktišką požiūrį. Kita aprieptys ir regionai. Incogni šiuo metu palaiko naudotojus JAV, JOKA, Kanadoje ir Europos Sąjungoje. Ir sąrašas auga. Delete Me daugiausia dėmesio skiria Jungtinėms valstijoms, kur apima šimtus duomenų tarpininkų. Todėl, jei esate įsikūręs JAV, Delete Me turi šiek tiek platesnį vietinį apreptį. Tačiau tarptautiniams vartotojams Incogni yra aiškus nugalėtojas, nes Delete Me aprieptis už JAV ribų yra labai ribota. Dabar pakalbėkime apie kainodarą. Incogni siūlo du pagrindinius planus – mėnesinį ir metinį prenumeratas. Mėnesinis planas kainuoja apie 13 USD, tačiau metinis planas siūlo didelį nuolaidą, sumažinant jį iki kelių dolerių per mėnesį. Taip pat yra šeimos planas, kuris leidžia dalintis apsauga su iki 5 žmonių. Tai geriausia vertė, jei norite apsaugoti visą savo šeimą. Delete Me kita vertus kainuoja apie 120 dienyžiūdų per metus vienam vartotojui arba 220 dienyžiūdų 2 žmonėms. Nėra mėnesinio pasirinkimo, todėl reikia sumokėti už visus metus iš anksto. Taigi, kalbant apie kainodarą, Incogni aiškiai laimi. Jis yra daug labiau prieinamas, ypač jei pasirinksite šeimos planą ir padalinsite išlaidas. Ką apie patogumą nejuotis? Incogni yra labai paprasta nustatyti. Po registracijos tiesiog patvirtinate savo tapatybę ir leiskite sistemai automatiškai tvarkyti atsisakymo prašymus. Galite stebėti pažangą tiesiogiai iš savo valdymo skydelio ir gauti atnaujinimus, kai brokeriai patvirtina duomenų ištrynimą. Delete Me taip pat turi patogią naudotojo valdymo skydelį ir siunčia išsamius ketvirtinius ataskaitas su ekrano nuotraukomis skaidrumo užtikrinimui. Tačiau procesas užtrunka ilgiau, nes dauguma jo atliekama rankiniu būdu jų komandos. Jei pageidaujate automatizacijas ir greitesnių atnaujinimų, Incogni turi pranašumą. Jei norite labiausiai automatizuotos, prieinamos ir tarptautiškai palaikomos duomenų šalinimo paslaugos, Incogni yra geresnis pasirinkimas. Tačiau jei gyvenate Jungtinėse valstijose ir vertinate išsamius rankinius ataskaitas bei žmogaus patvirtintus rezultatus, Delete Me gali būti verta didesnės kainos. Jūs rasite nuorodas į abi paslaugas aprašymą ir jei užsiregistruosite per žemiau esančią nuorodą, gausite žemiausią galimą kainą savo planai. O jei šis vaizdo įrašas jums buvo naudingas, nepamirškite palikti patinka ir užsiprenumeruoti daugiau privatumo ir saugumo turinio. Ačiū, kad žiūrėjote.